Sveikučiai, senai beveriau sriubą, dabar jums atrodo labai baisu. Skalbimo miltelių tikrai nedėjau, kaip tada, tiesiog komentarai buvo griūknė gyvas. Ar tikrai taip žmonės nesupranta, kad soda yra naudojama, gaminama ir panašiai. Tai va toks vaizdas dabar yra tikrai baisus, žinokit. Čia yra vištiena. Va, prašau, to atidarom, mes ją parodysim. Tai gal čia jau 5 minutės daugiau. Na ir aišku, visus žalius dalykus sudedu šitaip, tai yra grybai išmirkyti per naktį. Ir žinokit, įdėta dzūkiško bekono, dzūkiško lašinių, kurie yra. Čia va, matot, kas darosi. Taip, žaliumus sudedam, kad gerai pritrauktų skonis iškart. Va, štai. Įdėjau tik 2 dėl skonio. Tai čia yra labai skanus, ploni, dzūkiški lašiniai. Jie yra nerūkomi. Tai va, toks skirtumas čia tokia. Tai va. Tai bus burokėlių sriuba, bet burokėlių sriuba bus... Nes ten spalvos ieškojot labai smarkiai, aišku, spalva paskui ir atsirado, nes kai sudedi iš karto, tai aišku, viskas pašviesėja. O čia va bus dabar iš tikrų burokėlių, tai ten būdavo iš konservuotų, tai aišku, jų spalvos būna mažiau, ir kaip kažkoks vienas irgi aiškino, kad rūgštelės, dėkit rūgštelės, spalva pagerės. Niekad ten labai nepagerės, mums svarbiausia yra skoniai. Tai va su tais naminiais burokėliais spalva bus. Ir dar dėsiu, vat kas jau dabar įdėta, matot, kažkodėl jau čia rūda truputį, ar ne? Nuo vištienos juk nebus rūda ar nuo grybų keletos džiovintų. Tai va, yra Supergarden. Supergarden, čia yra beetroot, tai yra burokėliai. Tai yra fantastinis dalykas, tikrai bandysiu atidaryti vieną ranką, kad neišpilčiau. Parodysiu. Štai jie yra va tokie. Milteliai. Ir yra čia greit sušaldyti ir panašiai. Ir yra burokėlių, čia skaitasi powder lietuviškai, powder. Milteliai. Pudra, ne pudra. Tai va, tai juos paskui įdėsim. Va, džiovinta šaltyje, freeze dried, fantastinis reikalas. Tai aš turėjau ir daugiau tokių, tai čia Supergarden parduoda. Lietuvoj, siunčia, žinokit, ten yra daug gerybių. Tai va, tai dabar šitas reikalas verda, niekad neragauju, kai vištieną verdu. Ragausiu tik maždaug po kokio geriausio pusvalandžio ir tada reguliuosim visus skonius. Dabar yra tik truputį druskos įdėti ir panašiai. Tai gero šeštadienio, iki! Tai dabar antra dalis bus. Burokėliai sutarkuoti, virti prieš tai, paruošti. Ir dabar čia iš sriubos jau ištraukiau vištieną, kurią viriau šaldytą. Ir dabar paskutiniai potėpiai, taip sakant. Dedam burokėlius. Dedu su ranka, aišku, su koja nemoku. Tai prašau desikabinti irgi. Taip, aišku, maišysiu su šaukštu per karštą. Žiūrėkim tirštumą, kiek mums reikia. Mama mėgsta mano skiščiau, pagrindinai čia dėl jos gaminu. Kuo daugiau įvairesnio maisto, tuo ilgiau jin laikosi čia ir gyvena ir dar kvepuoja. Aišku, paragaujam. Skonis neblogas. Taip, šitą įdedam. Toliau sekantis dalykas. Sudedam krapus. Nes burokėlių čia nereikės. Šaldyti krapai. Jie labai tinka. Ir įdedu dar dėl skonio ir spalvos štai šitos burokėlių miltelių. Šaldyti, džiovinti ir šaldyti. Įsivaizduojat, va. Labai norėt spalvų yra. Matot? Dabar dar pasižiūrim, ko dar trūksta. Tai tirštumas maždaug toks yra. Mėgstu didesnės bulves, jas gali sulamdyti, gali išimti. Taip.
druskos trūkumas. Aštrios nedarysiu, kadangi mama čia pagrindinis valgytojas daugiausiai, labai gerai skrandžiai ir panašiai, dedu dar to. Jisai duoda ir labai gerą skonį, taip tokį gerą koncentruotą burokėlio kvapą. Nors dėjau naminius burokėlius, bet tada nereikia daug pridėti. Negaliu, man reikia paragauti. Druska gerai. Ir truputį, aišku, kas mėgstat kečupą, įdėkit truputį. Tokios rūgštelės duoda, pastiprina ir burokėlį. Arba dėkit citrininės rūgštelės, tos žinot, kur citrina toks burbulas. Taip, dar žiūrim. Fantastika, nieko. Arba va galit štai šitą dėti, jeigu nemėgstat ten su pomidoru. Arba išvis pomidorų pastą dėkit, priklausomai nuo skonio. Būkit laisvi, fantazuokit, kurkit. Gero ryto ir skanaus pietums viso.